su veidu į tą nosis. Krenti? Kraujas bėga. Ir vien tai, vien tas ir video yra. Aš su batais užlipau dabar. Aš nežinau, pavyzdžiui, aš tai kaip pasakysiu, tavo atveju tai yra, tu to negalėjai išvengti, tai yra tavo būdas, ta prasme, tas mes matomės, net jeigu mes esam per pusę. Mes dabar batus tenai kiškuos. Tada ir į vandenį. Kiškuos į vandenį. Ne, tai skoinę numetė atskirai, ta prasme, kas čia per dalykas. Metė būdų būtų kartu, kad jie ore susitrenktų ir laimė stipresnis. Nelauk trūka, bet... Šiaip norėjau. Mašinos raktukus įsidėti kišenės užtraukiamas, kad po to nebūtų likusi diena čia praleista su tavimi. Aš laisvai atrandu iš karto, vadinasi, per YouTube yra tie hackai, paprasčiausiai, kai pasižiūri ir rašai mašinos pavadinimą specifinį ir how to open a car, bet mašinos pavadinimą. Ir yra, kiekviena mašina turi specifinį dalyką. Per stovyklą viena mergina užrakino raktelius bagažinėje, Toyota Camry. Parašiau YouTube, Toyota Camry, tokių metų opening, without keys. Vairuotojo pusėje, kur langas yra, ties lango viduriu, Žymė. Ties lango viduriu, taip vedi į apačią, bet po mašinos dugno yra skylė, kuri užkimšta yra su tokia guma. Ta guma išėmė ir tą skylę kiši kažkokią tai metalinį instrumentą į tą skylę. Ta skylė eina tiesiai po sėdynę, remiasi į bagažinės atidarimo svirtį, kur būna tokios. Tiesiai, ties tom. Bagažinė atidaro. Viskas, čia toks, tam ir padarytas. Viskas. Šituo live hacku mes pradedame mūsų pokalbį apie automobilių atidarinėjimą. Mes šitą darom reklamą. Ar darom pokalbį labiau? Ką padarom dabar? Galim dabar pokalbį daryti, po to mes padarysim reklamą. Gerai, tai tu pokalbį padarom be šito live hacko. Darom šitą pokalbį ir be live hacko. Be live hacko, tai pasame taip. Mes kalbėjom vakar su jaunimu, netoli esančiu miške, apie vyriškumą, su vyrukais kalbėjom apie vyriškumą. Kilo toks klausimas, ką reiškia būti vyru ir ypatingai, jeigu mes darom vyrų savaitgalį dabar, kuris bus rugsėjo mėnesį. Aš vyriškai išprūdo vandenį. Pirmiausia, reikia ne tik praustis, jeigu tu tikras vyras, tu gertum išprūdo šitą vandenį. Dabar stebėk, padarysime paskui, bet paskui. Ir kalbėjom apie vyriškumą. Ir ne taip abstrakčiai, tik kas yra vyras ir ne banaliai, bet iš tikrųjų, bent jau, ar yra kažkokios savybės praktinės, kurias mes galim išugdyti, kurios mes laikytumėm vyriškomis. Ir tada išsigrynino mums bent 3, buvo jų ir daugiau tokių, ką mes bandėm taip apčiopom sugriebti, pradedant nuo to, kad ką sakė kitas mūsų bičiulis Paulius, kad mes, vyrai ir moteris, turi žmogystę, esame žmonės, tai reiškia, mes turim potencialą ugdyti tam tikras savo dorybės ir savybės. Tik tais pas vyrus įsiskleidžia vienus lengviau ir natūraliau, pas moteris kitas lengviau ir natūraliau, bet tai nereiškia, kad vyrai ir moteris negali turėti tokių pačių arba panašių, savybių. Tik jos laipsnių, kai kurios yra lengviau išugdomos, tai klausimas, kad vyrams kokias reikėtų tas savybės taip ugdyti ir dorybės savyje. Ir tu minėjai 3, ne? Kokias buvo dar? Aš kalbėjau apie tai, kad labai banaliai arba labai paprastai galime sugalvoti. Aš sakau, kad banaliai nekalbėsime. Ne, aš pavyzdį duodu, kad galima tokį dalyką, pavyzdžiui, padaryti, kad, tarkim, vyriškumas arba vyriškumo simbolis tai yra stiprybė arba jėga. Ir tada mes, jėga. Ir tada mes orientuojamės ir susitelkėme taip paprasčiausiai, kad treniruoti savo kūną. Paprasčiausiai treniruoti savo kūną ir tai yra, ką mes kalbėjom, kad tai yra labai iš tikrųjų lengvai padarom ir kelių metų laikotarpyje nuoseklaus darbo tu pamatytum drastišką pokytį. Lengvai ne tai, kad nereikia tam disciplinos, bet iš principo, kad tai galima padaryti. Jeigu tu užsibrėži, taip galima padaryti. Ir mes akcentavom, kad poros metų laikotarpyje bus pavyzdys tikrai. Jėgos maikutė galėsiu užsibrėžti. Tikrai, realus. Per porą metų nereikia čia prigalvoti dalykų, kad oi ne. Taip, ir bus. Ir tada pavyzdys taip, tai jisai bus vizualiai stiprus arba vizualiai atletiškesnis, negu jis buvo prieš porą metų. Bet jis gali būti bet jis gali būti žiauriai kvailas. Jis gali iš tikrųjų būti kvailas ir ta prasme tau grubus, ta prasme toksai, nesukalbamas ir su juo net nėra apie ką kalbėti, jisai kažkoksai tai, nežinau, įtampoje esantis žmogus pritreniravęs savo... Taip, tai tada mes kalbėjom apie kitą dalyką, tai palauk gerai, tada gal susitelkime į protą ir kad tu taptum
protingas, labai daug knygų apsiskaitęs, verslus, ir mes ten tokį žodį net vartojam lietuvišką darinį entrepreneuris, toksai iš tiesų aštraus proto, bet fiziškai labai silpnas, ta prasme, iš tikrųjų, labai silpnas ir vėlgi, vidum tuščias, ta prasme, nėra ką gilaus kalbėti, bet jis žinantis formulės, paaiškinantis, žinantis, kaip investuoti ir galbūt... Tikslus mokantis pasiekti tokius, Tai palauk, cukrus. Ir tada, ką atrodo, tu norėtum bendro su juo turėti. Ir kitas žmogus, tada mes trečią va tą kategoriją sakom, jeigu jis yra gera širdis, iš tiesų labai švelnus toksai, bet labai neryžtingas. Ir iš tiesų, geras, malonus, ta prasme, iš tikrųjų, toksai, žinot pasakymą, prie žaizdos dėk. Iš tikrųjų, bet, jisai negali, nežinau, ilgiau kieme būti negu 20 minučių, dėl to, kas pavargsta. Ta prasme, ir tada kalbėjome apie tos dalykus. Tai kas tai yra? Kas yra vyriškumas? Iš tikrųjų, kas tas dalykas yra? Ar tai yra kažkokia viena specifinė dalis, ar tai yra kažkoks darinys? Ir ten, iš tikrųjų, labai diskusija įdomi buvo. Ilgai diskutavom, ta prasme, ten. Jeigu norite išgirsti, galite paremti šitą kanalą. Ir tada mes atsiusime jums nuorodą. Nuorodą galėsite išgirsti. Tai va. Jo, tai tos trys net savybės tokios, kurios tikrai ne Jėga, visos protas apibrėžia. arba Jėga, vidus. protas ir kilni arba gera širdis. Aišku, tai ne visos jos yra ir tai nereiškia, kad moteris nebūtinai gali būti, negali būti stiprios ar kilni širdis arba protingos ar dar kažkas, bet, sakykime, vis tiek, kai mes įsivaizduojam vyrą, mes norėtumėm, kad jis sugebėtų. Jeigu, pavyzdžiui, vyras ir tada, jeigu vyras kaip tėvas, bet aišku, vyriškumas nebūtinai tik tai šeimoje skleidžiasi irgi. Ir ne tik tais lytiškume jis skleidžiasi, bet įsivaizduojam tokį vyrą, pavyzdžiui, ir tada šeimos vyrą, kuris norisi, kad galėtų ir vaikus nunešti ir pakelti, jeigu reikėtų ir daiktus. Ir pažaisti, ir su dviračiu važiuoti, ir sportą kažkokią atlikti. Bet jisai nebūtų kvailas, jisai sugebėtų bendrauti giliom, prasmingom temom ir tada mylėtų ir būtų geras savo žmonai, savo vaikams. Ir tas pats dalykas tada pereina jau ne tik šeimoje, ką tu sakai, bet ir visuomenė iš karto. Ir tas vyras tada ir geras bendradarbis, su kuriuo gali ir pakalbėti, ir jis yra atlaidus ir kaip pasakyti, malonus žmogus, su kuriuo bendrauti. Pilietis. Taip, tai yra be galo svarbus dalykai. Tai kaip, ir mes priėjom prie vieno, ne tai, kad išvados, netinka žodis išvados, mes priėjom prie vieno iš tokių elementų, kad visų pirma, kuom vyras turėtų arba skleistis, arba tą charakterį, savo vyriškumo simbolį reikšti, tai yra drąsa. Ir mes kalbėjome būtent apie pasipiršimo elementą. Jo, nes kalbėjome apie tą momentą, kad kai mes, irgi klausim ir merginų, ir tada tų vaikinų paklausim, kurie bus susirinkę, kas turėtų pasipiršti, kaip atrodytų. Nes kai kurie dabar sako, reikėtų laužyti tada visokius stereotipus, bet visi pasakė, iš principo, kad ne, vis dėlto vyrukas turėtų pasipiršti. Klausimas tada yra kodėl. Ar dėl to, kad mergina iš principo negali, ar kas čia dabar yra? Ar jinai yra išdidi, ar jinai tokia, princesė nepasiekiama. Ir mes tada moterų nemėgstam, kuriam sakom, jūs negali, čia tik vyrų yra prerogatyva ir taip toliau. Bet ne. Tad galvom, jeigu iš tikrųjų toks yra ne tik visuomenės sukonstruotas dalykas, bet iš tikrųjų žmonės iš vidaus tarsi tokį išjaučia, kad atrodo taip yra teisinga, kad vyras rodo tą iniciatyvą. Ir tada bandėm kalbėti apie tokį dalyką, kad o kodėl taip yra? Kodėl mes norim, kad vyras rodytų iniciatyvą daugiau? Ne tai, kad moteris negali, bet kodėl mes norim, kad vyras rodytų iniciatyvą? Pavyzdžiui, peršantis ir tuo pačiu einant į santykį. Ir ten priėjom prie to, ne tai, kad ne išvados, bet priėjom prie tokio labai iš tikrųjų loginės sekos ir pamastymo, kad kuomet vyksta pasipiršimas, kuomet vyksta žingsnio žengimas į nežinomybę. Tarkim, peršantis tai yra žingsnis į tokią neapibrėžtumą, nežinomybę. Priims, nepriims. Taip, priims, kaip pasakys, kaip sureaguos, pasakys, kad žengiant žingsnį į nežinomybę, tai yra žingsnis, kuriame yra baimės. Ir galiausiai, susidūrus su tuo dalyku ir patyrus nesėkmę, kas tai bebūtų, bet mes kalbėjome būtent apie pasipiršimą. Atmetimą to atveju. Patyrus nesėkmę, patyrus gausi nereikiamą rezultatą, kokio tu tikėsi, kad vyras būtų pasiruošęs ir galėtų išgyventi ir patirti tą nesėkmę ir ją išgyventi. Kad jos nesugniždytų, jo nesugniždytų tai. Taip. Nes kitu atveju kas gaunasi, jeigu mes sakom tada, kad vis dėlto tokia prasme, ne tik, be abejo mes pripažįstam, kad vyrai ir moteris yra lygus, bet ne vienodi. Ir tada, jeigu mes sakom, kad vis dėlto kažkas tą žingsnį turi žengti, ir jeigu tai yra ne vyras, reiškia mes užmetam moteriai atsakomybę, kad jinai
turi eiti į tą nežinomybę ir tada patirti, pavyzdžiui, jeigu atmetimo variantų, tą tokią nesėkmę ir tada tvarkyti su to viso pasiekmėmis. Ir kodėl tada vyras turėtų norėti, kad moteris tai patirtų, jeigu jis yra, sakykime, ją gerbė arba myli pasipiršimo atveju. Taip. Tai kodėl jis norėtų, kad jinai potencialiai galėtų tai patirti. Būti išgyventi įtampą. Jo. Tai vyras turi prisimti, jisai prisima tą atsakomybę, kad jisai gali būti atmestas. Taip. Dėl to jis prisima tą iniciatyvą iš meilės ir pagarbos, sakykime, tai moteriai. Ir nesėkmės atveju jo charakteris turi būti suformuotas toks, kad jisai galėtų tai atlaikyti, nors tai aišku būtų liūdna. Nebūtinai vienas, gal su kažko kalbėtis ir taip toliau, bet jisai tą dalyką gali. Ne tai, kad moteris negali to atlaikyti, bet iš vis kam tada moterį stumti į tokią poziciją, kur jinai save turi, kaip sakyti, save siūlyti tokiu būdu. Ne tai, kad būtų savaime pas blogai, bet tai yra tarsi, atrodytų viduje, mes iš tiek tokį apčiupiam dalyką, kad tai yra ne iki galo teisinga. Ir vis dėlto tą atsakomybę turėtų prisimti vyras, nes jinai ateina su labai didelė rizika. Jo, tai vat, galiausiai mes toje diskusijoje ateinam prie tokio supratimo arba sutarimo, kad vienas iš vyriškumo charakterio savybių arba vienas iš dalykų, kas apibrėžia vyriškumą, tai yra drąsa eiti į tą nežinomybę ir būti charakteriu tai tokį, kad vyriškumas yra tai, kad nebijoti žengti žingsnio į tokį nežinomybę. Mūsų visuomenėje dažniausiai, ką mes matome dabar aplinkiniai, kad tai yra svetima ir tai yra svetimėja, kad žmonės, ir aš tą pabrėžiu žmonės, kad vyrai ir moterys žmonės, jie ieško be galo didelio saugumo visame kame. Ir tai galiausiai padaro ne tai, kad tai yra teisinga, neteisinga, bet galiausiai mes blankstam, būtent blankstame dėl to, kad ne, aš nenoriu to daryti dėl to, kad aš nežinau, kaip gausis ir dėl to nedarysiu. Ar tai būtų vaikų ugdymas, tarkim, šeimos atsisako, tarkim, turėti vaikų, remintis tom, kad ten yra nežinomybė. Ir dėl to mes geriau renkamės to neturėti, nes tai yra nežinomybė. Ir, keisti darbą geriau nebandysiu, dėl to, kad nežinau, kaip bus, nežinomybė. Ir begalė tokių dalykų yra, kur nežinomybė. Ir tada klausimas, plaukit. O tai ar yra kažkas, iš vis, ar yra kažkas, to odas geria kraują, ar yra kažkas, kas galėtų, daug čia išgeria, tarkim, ar yra kažkas santykyje, visuomenėje, aplinkoje, ar yra kažkas, kas drįstų žengti žingsnį į nežinomybę ir kas drįstų pasakyti, stop, tai yra neteisinga, stop, tai yra agresija ir to nereikia daryti, stop, ta prasme, tai yra blogai. Ir tada ir atrodo, ar vyriškiau tada sakyti, žiūrėkit, mes esame visi vienodi, dėl to moteris, jūs eikit, ginkit nuo neteisybės, jūs statykit ten savo gyvybei pavojui, dar kažką. Taip. Ar vis dėlto sakyti, kad ne, vyras prisims atsakomybę, kur reikės, nebūtinai ir gyvybės ten statymo atveju, bet tiesiog, bet kas galėtų būti, kad tada prisėmė atsakomybę. Net, aš irgi galvoju, kai tu sakai, nebijoti, bet net jeigu bijai, vis dėlto prisimti tą žingsnį vardan kito. Ne tai, kad moteris to negali padaryti, bet iš vyro, atrodo, mes taip reikalaujam šito ir tikimės šito natūraliai. Jo, aš atsimenu pavyzdį, aš daviau iš vaikystės, kuomet vaikai yra maži ir jisai jau guli lovoje, vaikas, tarkim, jau viskas šviesų užgesintos ir jau mygdymosi laikas ir vaikas prisimena, kad jisai, tarkim, į tualetą nori. Ir jisai, vaikas kontempliuoja tame dalykai, jisai į tualetą nori, bet jis bijo, tamsos paprasčiausiai, nueiti į tualetą. Tai klausimas yra, baimė yra reali, jisai ją patiria, jis bijo gulėdamas. Tai klausimas toksai, tiek to užsispausti ir gal kažkaip ištversiu ir to sunkume, o galbūt persisiuojam į lovą, ar vis dėlto baimė yra, lipant per tą baimę vis dėlto eiti ir nueiti į tualetą ir, įvykdyti tai, ką tu tuose nori. Tai ar baimė yra reali? Taip. Nežinomybė? Taip. Bet tas vyriškumo charakterio bruožas ir yra tai, kad nepaisant to, skiriamės tom arba ugdome tą vyriškumą tom, kad nepaisant to, mes vis tiek bandysim daryti. Ir prisimam atsakomybę. Turime prisimti atsakomybę. Vietoj to, kad stumtam kitą, tu padaryk, nes aš nenoriu, man nepatogu, man nemalonu, man baisu, bet ne, tada aš bandysiu savo charakterį ugdyti taip, kad aš galėčiau tai padaryti vardan kito. Ir apie tokius ir panašius dalykus mes kalbėsim per mūsų vyrų savaitgalį. Jo. Kelmės rajone, rugsėjo mėnesį. Rugsėjo, datos, man atrodo, rugsėjo 2 savaitgalis išeina. Mes, tarp kitko, dėl ko tai vėlgi yra aktualu, dėl to, kad mes lankysimės
tokioj, kaip vadinasi, susitaikymo sodyboj. Taip mūsų draugas toksai Žanas Talandis yra pavadinęs ir mes lankysimės toje sodyboje, ten gyvena vyrai. Pagrindė ten gyvena vyrai, kurie savo gyvenime vienokiu ir kitokiu atveju nusprendė atvažiuoti ten, praleisti šiek tiek laiko dėl to, kad jie ieško laisvės nuo jų gyvenime patirtų galbūt kažkokių suvaržymų, nuo kažkokių priklausomybių, nuo kažkokių tai sunkumų, jie tenai gyvena. Tai vat irgi praleisime laiko su tais vyrais ir kalbėsime vėlgi irgi apie vyriškumą. Tai ką reiškia būti vyru? Ir girdėsim iš jų tas istorijas, nes vis tiek mūsų tas savaitgalis vadinasi laisvės kvapas ir norime patirti tą laisvę, bandysim suprasti, ką tai reiškia toj vyrų kompanijoje ir išgirsti iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų yra patyrę realių tokių suspaudimų, suvaržymų ir iš jų laisvinasi ir sėkmingai laisvinasi, bent jau kai kurie. Ir tada iš jų išgirsti tas istorijas, kaip taip jiems pasisekė ir prisiliesti prie jų darbo, ten vietoj, ką jie daro, nes jie dirba. Jo. Taip, dirba ir mes irgi prisiliesim prie tų darbo, kartu dalyvausime veikloje kažkokioje tai ir žinoma kalbėsim, aiškinsimės, praleisim laiką. Eisim į žygį, taip irgi. Ir bandysim užlipti ant Lyduvėnų tilto aukščiausio Lietuvoje. Taip, bus daug nuotykių ir vėlgi vienas iš elementų, dėl ko nenorėti arba nedalyvauti šitam savaitgalį, tai žinoma yra susijęs su to, su baime. Su baime ir nežinomybė, kas yra, o kaip bus, ar bus atvažiuos, ar kas malonu, ar ten... Ar įdomu, ar apsimoka, neapsimoka, laisvalaikis, nesvalaikis, laikas, nelaikas. Tai yra nežinomybė ir tai yra baimė. Tai čia vienas vėlgi iš vyriškumo momentų yra nepaisant nežinomybės ir nepaisant baimės, nebijoti ir sakyti, gerai, aš pabandysiu, aš atvažiuosiu. O bus kaip bus, aš prisiemu atsakomybę, kad aš atvažiuosiu. Mes prisiemam atsakomybę iš savo pusės, mes irgi padarysim ir būsim, ta prasme, ir dalyvausim. Tai vat, tiek. Gerai, pasimatom tada su vyrukais rugsėjo viduryje. Taip, ieškosim laisvės. Ir dabar taip, aš iškart šonu į šoną, taip pliumt, taip, bet taip atletiškai. Kaip per šokimo varžybas, kai pulso nelieka. Dabar mes galim atsistoti ir, nežinau. Ne, tai šitą galime nebe vandenį kažkur tai kitur. Galim kitur padaryti. Aš žinai, kaip padarom, ant laiptų, tu žinau, aš aukščiau sėdžiu laiptais, ta prasme. Arba tokį, žinai, kokį šis dar geresnį video, tokį, kad tu filmuoji, bet tokiomis karpom. Tai aš sėdžiu, tai tu. Jo, būtų labai. Bet tu, ta prasme, supranti, kaip mes čia priskėdami, niekas nežino, kad mes čia nesąmonę papasakojam. Kam nors įdomu šiais laikais iš vis, kas yra sąmonė, kas yra nesąmonė. Iš vis yra. Kas ką nori, tas tą sako. Gerai, to lipu. Čia kalbant apie laisvę, tai man vėlgi yra toksai vienas iš tokių, tai yra kaip skiepas. Tikrai tai yra kaip skiepas, kaip tokia, kažkoks toksai užkratas žmogaus gyvenime, ką aš matau savo